Sveiki, man neduoda padaryti transliacijos, nulaužinėja pačią transliaciją. Tai aš vakar radau štai tokį video naktį, galvojau, kad čia Keitė pristato savo namus, tik tai aš nustebau, kad jinai labai stora. Taip pasiklausome. Royal home for more than 300 years, and I'm currently in the rooms where Queen Victoria was born and grew up. Princess Victoria's father died when she was just 8 months old, and so she lived here at Kensington Palace with her mother and for a period of time her older sister, Theodora. Gabby's been researching Princess Victoria's childhood reading habits, and we're going to have a look at some of those books that are on display at Kensington at the moment. So Gabby, we know that Victoria's reading was very tightly controlled. That's right. So in this book here, which was written by the Countess of Blessington, it's called The Flowers of Loveliness, and it was given to Victoria by her mother on the 1st of January in 1836, and it's an annual of... Tai ką norėjau pasakyti, kad šita moteris, šita gidė pristato Kensingtono rūmus, kuriuose pastaruoju metu gyveno dingusi princesė Kate ir Viljamas ir šeima. Ir jeigu karališkos šeimos turi visokius dublerius aktorius, tai jie negali sudubliuoti balso. Tai kam reikalingas balsas, balso dubleris. Ir jinai dar iš tolo tai labai panaši, tik tai stambi, šukuosena ta pati. Tartis jos aristokratiška, Keitės tartis nėra aristokratiška, daug kas pastebėjo. Tačiau jeigu mes paimtume suoliuko video, bet man nepavyks, nes pas mane labai stringa technika, man, matot, neišėjo, aš darau šitą transliaciją ir aš negaliu jos padaryti, man lūžta, man intruderis prisijungia ir aš negaliu padaryti tos transliacijos. Ir norėčiau aš jums suoliuko video padaryti, bet aš jo nerasiu. Ai, žinot, ką aš padarysiu, kadangi daugelis netiki, kad aš matau, kad jūsų labai daug yra čianais. Aš jums parodysiu gerai, prie viso šito suoliuko video patys pasiklausykit, pamatysit, kad ten tas pats balsas. Na, subscriberiai 3117 audience. Va, aš jums pastoviai sakau, kad man rodo 5000, o jūs netikite ir 2-3 žmonės remia. 5,3 ir kai 5,3 žiūri ir tenais 2-3 ar 4 žmonės, ten nuolatiniai yra rėmėjai remia, o kiti neremia, tai dėl to aš tokį video ir filmavau, kad susiimkit, paremkit ir ten jūs galite pasižiūrėti kiek yra peržiūrų, ar jūs nežinot, kaip pasižiūrėti, kiek yra peržiūrų. Nežinot, kaip pasižiūrėti, kiek yra peržiūrų? 1,6 milijono. Suprantate, taigi aš viską matau, o ten vatutininkai vienas kitą radikalizuoja, kad čia nėra jokių peržiūrų, čia niekas nežiūri. Vatutis sako, kad pas mane žiūri 300, pas mane vieną video ten 400 per dieną. Va, Saulės radiacijos audra 299, 4 vaikų tėvelis. Nu, dabar mažiau žiūri, dabar iš karto įsižeidė, kai pasakai, kad duok babkių įsižeidžia. Nežiūrėsime. Tai dabar aš negaliu va šitokių formatų tą Keitės, visą tą patys susiraskite ir pamatysite, kad tai tas pats balsas. Tai va, subscriberiai 3,1, žiūrovų 5,4, tai iki.